Nikolajus Nosovas. Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai. Iš rusų kalbos vertė Kazys Boruta. Įgarsino Katerina Zerskaitė. 9 skyrius. Viršum debesų. Mūsų narsūs keliauninkai net nepajuto, kai balionas pakilo į orą, nes labai lengvai jis pakilo nuo žemės. Tik po valandėlės jie žvilgtelėjo iš pintinės ir pamatė apačioje minią draugų, kurie atsisveikindami mosavo jiems rankomis ir mėtė į viršų skrybėles. Iš apačios sklido valio. Lygi pasimatymu sušuko jiems atsakydamas Žinius ir jo draugai. Jie taip pat ėmė mosuoti rankomis. Palikutis siekė ranka galvos, norėdamas pakelti kepurę, ir tik dabar pajuto, kad kepurės jis nebeturi. Sustokit, broleliai, suriko jis, sulaikykit balioną, aš kepurę namie užmiršau. Amžinai tu ką nors užmiršti, nirnėjo Burbulis. Dabar jau negalima sulaikyti balioną, tarė Žinius, jis skraidys, kol atšals jame oras ir tik tada nusileis. Tai ką, aš be kepurės turiu skristi? Įsižeidęs paklausė palikutis. Juk tu buvai radęs savo kepurę po lovą, atsakė Spurgutis. Rasti tai suradau, bet man su ja buvo karšta, tai padėjau ją ant stalo, o paskutinę akimirką užmiršau užsidėti. Tu visada paskutinę akimirką ką nors užmiršti, pasakė Burbulis. Žiūrėkite, broleliai, sušuko staiga Nežiniukas, mūsų namelis liko žemai. Visi ėmė juoktis, o Burbulis pasakė. O tu turbūt manei, kad ir namelis skris su mumis? Nieko aš nemaniau, įsižeidė Nežiniukas. Aš tik pamačiau mūsų namelį, tai ir pasakiau. Anksčiau mes visą laiką jame gyvename, o dabar skrendame balionu. Taigi lėkime, suniurnėjo Burbulis, kažin, kur dar mes nulėksime. Tu, Burbuli, vis burbi, atsakė Nežiniukas. Per tave ir balione nėra ramybės. Na, tai reik sau, jei nepatinka. Kur aš iš čia eisiu? Na, užtenka, riktelėjo besiginčijantiems Žinius. Kokie čia dar ginčai balione? Balionas dar aukščiau pakilo ir visas gėlių miestas buvo matyti kaip ant delno. Namai atrodė visai mažyčiai, o Trumpulių ir įžiūrėti nebuvo galima. Balioną vėjas nešė į šalį ir greitai miestas liko toli užpakalyje. Žinius išsiėmė iš kišenės kompasą ir ėmė nustatinėti kryptį, kur lekia balionas. Kompasas tai tokia metalinė dėžutė su magnetinė strėle. Magnetinė strėlė visada rodo šiaurę. Jei seksi magnetinę strėlę, tai rasi kelią atgal. Todėl Žinius ir pasiėmė kompasą. Vėjas neša mus tiesiai į šiaurę, paskelbė Žinius. Taigi, grįžti atgal mums reiks į pietus. Balionas jau gana aukštai pakilo ir skrido viršum laukų. Miestas tolumoje išnyko. Apačioje, kaip siaura juostelė, vingiavo upelis, kurį Trumpuliai vadino agurkinio upe. Medžiai, kurie pasitaikydavo vidurlaukėje, atrodė kaip maži pūkuoti krūmeliai. Staiga Spurgutis pastebėjo apačioje nedidelę tamsią dėmelę. Ji greitai slinko žeme, tarsi bėgtų paskui balioną. Žiūrėkite, broleliai, kažkas bėga paskui mus, sušuko Spurgutis. Visi atsistojo ir ėmė žiūrėti į dėmelę. Žiūrėkite, per upelį peršoko, suriko palikutis. Kas tai galėtų būti? Paklausė Skubriukas. Žiūrėkite, per medžius šokinėja. Balionas skrido viršum girios. Dėmelė slinko medžių viršūnėmis. Daktaras Piliulis užsidėjo ant nosies savo pensinę, bet vis tiek negalėjo įžiūrėti, kas tai būtų. Žinau, staiga sušuko Nežiniukas. Pirmas atspėjau. Tai mūsų pulkis. Užmiršome pasimti pulkį. Tai jis ir bėga paskui mus. Ką tu, atsakė Kulkis. Pulkis čia. Štai jis tupi pas mane po suolu. Kasgi tai būtų? Galbūt tu įspėsi, Žinių, paklausė Turbutukas. Žinius padėjo kompasą ir žvilgtelėjo į apačią. Juk tai mūsų šešėlis, nusijuokė jis. Kaip mūsų šešėlis, nustebo visi. Labai paprastai. Tai baliono šešėlis. Mes skrendame oru, o šešėlis žemė bėga. Trumpuliai ilgai stebėjo šešėlį, o jis vis mažėjo ir mažėjo. Pagaliau visai dingo. Kurgi dingo šešėlis, sunerimo Trumpuliai? Mes labai aukštai pakilome, paaiškino Žinius. Dabar jau nebegalima įžiūrėti šešėlio. Bjaurus daiktas, niurnėjo pats sau Burbulis. Sėdi čia
ir net savo šešėlio nematai. Vėl tu burbi, pasakė nežiniukas, niekur nėra per tave ramybės. Ramybės, perzino jį burbulis. Kokia ramybė gali būti balione? Jei nori ramybės, tai sėdėk namie. Na tai tu ir sėdėk. Mangi nereikia ramybės. Vėl jūs ginčijatės, tarė Žinius. Teks jūs ant žemės nuleisti. Burbulis ir nežiniukas išsigando ir nustojo ginčytis. Tuo metu balionas pateko į kažkokius dūmus arba rūką. Žemė išnyko. Aplinkui tvyrojo tarsi kažkoks baltas uždangalas. Kas čia, sušuko visi, iš kur čia dūmai? Tai ne dūmai, pasakė Žinius, tai debesys, mes pakilome lygi debesų ir dabar skrendame debesyje. Na, tu čia prasimanai, atsakė nežiniukas, debesys, skysti kaip avižnis kisielius, o čia kažkoks rūkas. O iš ko tu manai sudaryti debesys, paklausė Žinius, debesys juk ir yra iš rūko, tik iš tolo atrodo, kad jie tiršti. Bet nežiniukas tuo nepatikėjo ir pasakė, jūs neklausykite jo, broliukai, jis visą tai prasimano, norėdamas pasirodyti daug žinas, o iš tikrųjų jis nieko nežino. Taip aš ir patikėsiu, kad debesys tai rūkas, debesys tai kisielius, tarsi aš kisieliaus nesuvalgęs ar ką. Greitai balionas pakilo dar aukščiau, išnėrė iš debesų ir ėmė lėkti viršum jų. Nežiniukas žvilgtelėjo iš pintinės ir pamatė apačioje debesis. Jie plaukė iš visų pusių ir visai uždengė žemę. Vaje, suriko nežiniukas, dangus apačioje, mes lekiame aukštyn kojomis. Kodėl aukštyn kojomis, visi nustebo. Ogi va, žiūrėkite, po mūsų kojomis debesys, taigi mes aukštyn kojomis. Tai mes viršum debesų lekiam, paaiškino Žinius. Mes pakilome aukščiau už debesis. Todėl dabar debesis ne viršum mūsų, o po mumis. Bet nežiniukas ir tuo nepatikėjo. Jis sėdėjo savo vietoje ir stipriai laikė rankomis skrybelę ant galvos. Jis manė, kad skrybelė gali nukristi, nes jis sėdi aukštyn kojomis. Vėjas smarkiai nešė balioną viršum debesų, bet greitai visi pastebėjo, kad balionas ima leistis. Kodėl mes žemyn lekiame? Pagavo nerimas mažiulius. Oras balione pradeda atvėsti, paaiškino Žinius. Tai mes dabar nusileisime ant žemės? Paklausė skubriukas. O ką mes pasiėmėme maišus smėlio? Pasakė Žinius. Reikia išmesti iš pintinės smėlį ir mes vėl lėksime į viršų. Turbutukas greitai pačiupo maišą su smėliu ir išmetė. Ką tu darai? Sušuko Žinius. Argi galima visą maišą mesti, juk jis gali kam ant galvos nukristi? Turbūt nenukris, atsakė turbutukas. Turbūt nenukris, perzino jį Žinius. Maišą reikia atrišti ir išpilti smėlį. To jau išpilsiu, pasakė galbutukas. Jis atrišo kitą maišą ir išpylė smėlį tiesiai į pintinę. Vienas už antrą sumanesnis, palingavo galvą Žinius. Kas iš to, kad smėlis pintinėje liks? Nuo to balionas nepalengvės. O gal aš smėlį išpilsiu, atsakė galbutukas ir ėmė rieškučiomis pilti smėlį iš pintinės. Atsargiau, suriko palikutis, tu man akis gali prikrėsti. O gal neprikrėsiu, atsakė galbutukas ir čia pat prikrėtė jam akis. Visi ėmė barti galbutuką, o turbutukas paėmė peiliuką ir išpjovė pintinės dugne didelę skylę, kad per ją išbyrėtų smėlis. Žinius pamatė ir suriko. Sustok, ką tu darai? Per tave pintinė iširs ir mes visi iš jos iškrisime. Turbūt neiširs, atsakė turbutukas. Jūs abudu tiek žodžių ir tai žinote, tik tai turbūt ir galbūt, pasakė Žinius ir atėmė iš turbutuko peilį. Smėlis pro skylę išbyrėjo iš pintinės, balionas palengvėjo ir vėl ėmė kilti. Patenkinti mažiuliai dairėsi iš pintinės. Visi džiaugiasi, kad balionas vėl į viršų kyla. Tik tai burbulis, kuris amžinai buvo ko nors nepatenkintas, toliau burbėjo. Kasgi čia, tai į viršų, tai į apačią, argi tai balionai lekioja. Nežinodamas, ką dar pasakyti, jis pažiūrėjo į spurgutį, kuris tylėdamas graužė cukrų. O tu čia dar kažką grauži? Aš turiu cukriuko kišenėlėje, tai išsiemu ir graužiu. Radai laiką graužti cukrų. Kai nusileisime, tada ir graužk.
Kamgi man nereikalinga sunkienybė nešioti, atsakė Spurgutis. Suvalgysiu cukrų, balionas palengvės ir dar aukščiau pakils. Na, tai graužk, pažiūrėsi, kiek tu dar čia grauši, atsakė Burbulis.